Tai sveiki visi bibliotekos skaitytojai ir šios tinklalaidės skaitau ir gyvenu klausytojai. Šiandien sveikinamės antroje tinklalaidės laidoje ir šiandien pas mus svečiuojasi, turbūt nesuklysiu pasakydama, kiečiausia Žemaitijos nuomonės formuotoja Aida Balandė. Sveiki. Labą dieną. Tai kviečiu Aidą prisistatyti šiek tiek mūsų klausytojams, papasakoti trumpai apie save. Man čia toks dažniausiai ir vienas sudėtingesnių klausimų, kaip čia reikia prisistatyti, nes aš tiesiog esu Aida iš Plungės ir mėgstu skaityti knygas. Manau, tiek ir pakanka. Tai gal toks pirmiausia lengvesnis klausimas, tai kokios knygos yra šiuo metu jūsų skaitimo sąraše? Ką skaitote? Žanrus, gal autorius kažkokius tiesiog? Paskutinius gal 2-3 metus einu kažkap detektyvą. Niekad neskaitydavau tų detektyvų, bet tai yra toks vienas norvegų rašytos, Jo Nesbio, man atrodo, irgi daug kas žin. Tai nuo prasidėjo tokie detektyvinių knygų ieškojams. Tai Jo Nesbio, paskiau buvo Lars Kepler, irgi skandinavų rašytojas, o dabar esu Chris Carter knygos. Knygų skaitime. Žodžiu, labiausiai domina detektyvai, trileriai, tokio žanro. Šiaip jo, nėra kažkokio dabar, sakau, tik paskutiniu metu. Šiaip aš skaitau visko, ir autobiografinis knygas, ir filosofinis knygas, ir gal meilės romanai, ir toks pats mažiausias mėgstamiausias žanras, labai saldžių tų meilės romanų. Jo. O kaip skaitimas formavo jūs kaip asmenybę? Gal kažkokia knyga yra padariusi, nežinau, reikšmingą įtaką jūsų gyvenime? Gal kažkokia, kuri gal labai paskatino skaityti? Aha. Dabar čia tokie su dilemu, ar sakyti ar nesakyti, nes aš dar esu iš tos kartos, kada mes, pavyzdžiui, Karas ir taika buvo privaloma perskaityti mokykloje, tai man atrodo, tas Karas ir taika ir yra viena tų knygų, kad yra labai sužavėjai, nes ten labai daug ir mes dabar bijom kalbėti čia apie rusų kalbą, bet aš nuo knygą esu skaičiusi rusų kalbą ir lietuvių kalbą, tai, ką bebūtum, rusų kalba yra šiaip labai turtinga savo žodynų, tai man yra iš tikrųjų graži ir tik baisiai dabar sakyti garsiai. O pavyzdžiui, kaip renkatės knygas, kurią skaityti dabar? Ar tai yra įtaka būtent nuotaikos, ar autoriaus, nes tiek, kad ir skaitote, ar net detektyvus, trilerius galbūt pagrinde, bet vis tiek kaip atsirenkat, kad būtent šią skaitysite dabar? Man atrodo, šias laikas ir labai paprasta, labai lengva, nes socialinius tinklus ir labai daug irgi skaitančių žmonių, kad rekomenduojant galbūt ir su laiku kažką atsirengi. Tai būna ir žmonių rekomendacijas, arba ateinu čia į biblioteką ir sakau, ko man galite kokį nors gerą knygą pasiūlyti. Tai, taip. O kadangi užsiminėte apie socialinius tinklus ir vis tiek esate juose aktyvi, tai ar knygos kažkaip, nežinau, įkvėpia jūs kurti turinį? Galbūt yra tokia knyga, kad perskaitėt ir sugalvojat kažką sukurti, tarkime, kokį nors video ar kažką. Labai fainas klausimas. Nežinau, gal. Nebent kokių receptų knygą, jeigu tai būtų, nes man susiję tinklai yra ne su receptų gamyba. Šiaip ne, bet reikėtų pagalvoti apie tai, nes čia labai gerą mintį davėt. O ar esate rekomendavusi perskaitytas knygas savo sekėjams? Vis tiek, kadangi kuriate turinį, tai dalinatės kitokiomis rekomendacijomis, bet ar knygų kada nors bandėte dalintis? Jo, pas mus yra tikra bendruomenė skaitančių žmonių, tai mes pasidalinam ir klaus dažnai, bet su manimi ir ta problema, kad aš perskaitau ir pamirštu. Dažnai knygos pavadinimą. Tai reikėtum kažko rašytis, nes atsimeni, kad buvo labai gera knyga, bet neatsimeni, sakykime, kaip man vadinos, bet knyga, katrai yra labai užstrigusi, aš gal skaičiau prieš 3 metus,
ir pas mus knygų lentyno, nes aš turiu tokį, kad kur yra labai geras knygas, aš jas pasiliktų. Jeigu aš esu nusipirkus, bet dabar einu, pradėjau veikti labai biblioteką, tai labai rekomenduoju Mažas gyvenimas. Labai skaudi, labai gili. Labai skaudi knyga, bet ten yra tiek užstrigus, kad tuos matyti nepamirš vis gyvenimą. O tai būtent dėl tų išgyvenimų aprašytų tenais? Jo. Jo, išgyvenimai yra nemūnė kažką pat liet ypatinga kažką. O gal tada taip, jeigu paklausčiau, gal jie kažkaip, nežinau, susiję su jūsų asmeninė patirtimi, ar kodėl jie tokie jums? Ne, tiesiog, kad, knygą reikia perskaityti, tiesiog, man atrodo, ten negal ne vieną nepaliesti. Tu gali būti visiškai bejausmis, bet man atrodo, į tą knygą tu vis tiek sureaguosi. O kaip manote, ką iš viso manote apie tą knygų populiarinimą socialinės tinklose, nes kaip minėjote, tikrai yra daug besidalinančių žmonių savo nuomonę apie knygas, tai ką jūs manote apie šį reiškinį, ar tai gali kažkaip paveikti kitus žmonės, paskatinti juos daugiau skaityti, ar manote, kad tai yra gerai, kad žmonės to dalinasi? Tai aišku, kad ir gera, tik aš galvoju su tų knygų skaitymu, tu arba mėgsti skaityti, arba nemėgsti. Čia, man atrodo, toks, nežinau, iš kur tas pomėgis su knygom atsirand. Nes man, pavyzdžiui, irgi būna periodas. Aš vienu periodu labai skaitau ir paskui aš nustoju. Reikia matyti kažkokią tokį pertrauks poilsį. Tu nebežinai, ko nori skaityti. Arba laiką nebeatsirand. Tokias periodas kažkaip yra. O šiaip tai jo, kuo mes daugiau dalinsimės, man atrodo, galėtų ir kitų žmogų paskatinti skaityti. Ar manote, kad tada knygų skaitimas, kai aš paklausiau, ar kokia nors knyga paskatino jūs sukurti tam tikrą turinį, sakėte, kad ne, bet ar manote, kad knygų skaitimas gali padėti turinio kūrėjams įnešti kažkokių tai inovatyvių idėjų, sakykime, į savo turinį, ar vis dėlto ne? Nežinau. Galbūt, kodėl ne, ten daug visokių knygų ir labai skirtingų. Tai gal kaip iš detektyvų nesisemkėm idėją, kaip žmogų nužudyti. Bet, pavyzdžiui, nežinau, yra daug kitų dalykų, kur tikrai daug gerų žinių. O ar yra kokia nors, nežinau, frazė, galbūt mintis knygoje, kurią vadovaujatės savo gyvenime? Kad perskaitėt ir kažko labai surezonavo ir pakeitė kažką? Surezonau dažna, šiaip kažkada rašydavau, dabar to nebedarau. Tai irgi užsimiršti, irgi reikėtų tiesiog rašytis, kad galėtum atsiversti ir perskaityti. O tai kodėl nustojate tada rašyti? Laiko trūkums. Tiesiog čia turi dabar iš detektyvų gal nelabai ir tų tokių minčių, kur ten labai rezonuotum, nes tiesiog tai ir tu esi tik tų įvykių eigo, bet jeigu skaitai kažkokią filosofinę, tai jo, arba ten, bet reikėtum rašytis tiesiog, kad nepasimirštų. O jeigu galėtumėte vieną knygą padovanoti kiekvienam žmogui pasaulyje, tai kokia ta knyga būtų? Tai sakiau, tas Mažas gyvenimas. Tokį skaudžia, bet taip, Kad sukrėstų. Kad sukrėstų iš karto, jo. Arba Jo Nesbio detektyvą. Man Jo Nesbio labai patinka. O kokį patarimą galėtumėte duoti žmonėms, kurie kartais, nežinau, vis tiek jūs tai irgi kūrinį kuriate turinį, turite šeimą, kitus įsipareigojimus, vis tiek atrandate to laiko skaitimui daugiau ar mažiau. Tai gal kokį patarimą duotumėt žmonėms, kurie, nežinau, to laiko vis pritrūksta arba tiesiog paprasčiausiai neranda motyvacijos, nes kartais yra sakoma, kad priklauso, ar turi motyvacijos tam dalykui ar ne. Tai kokį patarimą duotum? Pasidėti telefonus į šalį ir atsiversti knygą labai paprastai, nes mes iš tikrųjų labai daug linksmiau ir daug paprasčiau, nesėdėti, braukyti ant telefoną ir žiūrėti juokingus video ar dar kažko, bet mes daug daugiau gaunam iš tų knygų, kada būtų.
O dar paklausiu, o kaip skaitimas formavo jūs, gal kaip ir keitėsi tas skaitimas, tarkime, kai jūs buvote ar ne vaikas, sakykime, tiek, ar galbūt šeimoje daug skaitėte, po to reikėjo tiek mokyklai skaityti ir dabar, tai kaip tas visas skaitimo procesas keitėsi laikui bėgant? Mums keitėsi, iš tikrųjų keitėsi, nes mokykla tu skaitai tus privalomus dalykus, nu nebent ten dar irgi nori kažkokių savo iš šalies paskaityti, bet toks, nu, man nebuvo prievartas mokyklo, ta prasme skaityti knygas, bet dabar man sūnus ir 2 metų, sakau, 2 metų antrukėlis, tai uns tur perskaityti 2 knygas per mėnesį, tai amerikaniškai. Tai vat gal toks spaudimai irgi neturėtum būti tam vaku, nes tu per prievartą nesusižavėsi, ne vienu dalyku, aš taip galvoju. Tai vat čia tu galėtum būti labiau toks laisva pasirinkėms. Ir jeigu tėvas skaitė vakamata, tai jiems, man atrodo, ir lengviau ir pamėlti tas knygas. Koks buvo klausimas, biškai nukrypau dabar? Kapkeitės, va. Tai tas skaitims, va taip ir keitės, kol tu kaip čia pasakydama, nu, vat yra ta mokykla, kada ir tai privalomi dalykai, paskui tu skaitai, kas tau patink, tada atsirand vaka, tada prasideda visi tie dalykai ten, kaip užauginti sūnų, kaip užauginti dukrą, ten sveiko kūdikio režimas, nu, vienu žodžiu, tu skaitai, kas susiję būtent su ta vakas, nes mūsų tų dalykų nemokintai, vat čia ir knygas ir geras dalykas tam pasisėmti tų tokių, galbūt skaita kažkokias psichologinės, ten, sakykime, mane yra visokių, kaip savitobulinti, saviugdas, va tos knygas visokis. Nu, anos, vat būntai tokie periodai, kada tu labai giliniesi vieną tą temą, šiuo metu, bet skaitau tiesiog savo malonumu. Nebėtų tokių. O kai gimė, vaikai, tai gal irgi dar pasikeitė tas repertuaras, kai jie truputėlį praaugo, tai gal kažkokias pasakas skaitėte, ar nežinau, kažką. Tai jo, vaikams pasakas skaita, jo, bet čia jau gaunas skaitimas anims, ne savo, sakykime. Nu, ir dar irgi būntas toks, kad, nu bent jau mūsų atveju, kad sūnau, pirmagimiau daug daugiau turėjom laiką skaityti, o mažuoju jau lieka biškai nuskriausta. Nu, kažką patiems susidėlioja. O kai pati buvote vaikas, tai ar jūs artimoje aplinkoje buvo skaitančių žmonių? Jo, pas mus ir šeimo mamų vis laik skaitė, vat vyresnioji sesija ir mažesnioji, nu mes kažką pat skaitontis esam. Tai toks gal ir iš šeimos atėjo tas skaitymas? Tai greičiausiai, jo, nes tu, aš sakau, vat matai, ir jeigu vakamat, kad tėvas skait, man atrodo, yra nims atsiron kažkoks, galbūt nors kažko perskaityti. Kokią knygą dabar skaitate? Kris Karter perskaičiau, o dabar skaitau Kapas jūroje. Nepasakys autorius tik tas. Ir kaip? Įdomi. Tai mano klausimai kaip ir baigėsi, tai gal norėčiau tada pasakyti, kad paprašyti gal tiksliau, kad kažkokį tai, nežinau, palinkėjimą ar kažką mūsų tinklalaidės skaitytojams, klausytojams ir mūsų bibliotekos skaitytojams pasakytumėte ir, nežinau, kažko tai palinkėtumėte susijusios su knygomis, skaitimu ir kaip viso to neapleisti šitame socialinių tinklų užzombintame pasaulyje. Užzombintame, jo. Nebūkim zombės. Pasakysiu, man labai patinka naujų knygų kvaps. Atsiprašau. Tai anksčiau pirkdavau knygas, nes būtent dėl to kvap, kad tu atsiverti naują tom knygą, un toks nuostabus kažką. Aš esu apskritą popierinių knygų skaitytoja. Aš audio knygų neprisijaukinu, ar ten skaityti su planšetė, man irgi neišėna, aš turiu turėti rankos. Bet paskutiniu metu atradau biblioteką, nes dėka savo draugės, kad čia yra
vadovaujančius darbus daro, sako, tu nebepirk tų knygų, ateik pas mūsų biblioteką, nes mes turim visą knygų lobyną. Ir iš tikrųjų, žinot, neverta ir pirkti knygų, nes mes nusiperkam, paskui nebežinom, kur ant dėti, anos gaunas toks našlaitė, žinot, nes tu visus bibliotekas numus nepasidarysi, nori perparduoti, žodžiu, o čia, kuo ateini, tuo nurondi, kuo tu nori, išgirda, nesu dar negavus kažkokios knygas šio biblioteko. Tai va, girdėjote, klausytojai ir skaitytojai, ateikite dažniau į biblioteką, nes čia rasite visko. Ir nereikia, ir pinigų sutaupysite, ir kambarių neužsigriozdysite knygomis, kaip minėjo Aida, ir šiaip maloniai pabendrausite su bibliotekos darbuotojais. Tai dėkojame Aidai, kad atėjo, kad pasikalbėjo su mumis, kad papasakojo savo skaitimo patirtis. Dėkojame visiems klausytojams ir susitiksime kitoje laidoje. Viso.